Mano vardas Gintarė. Aš visada nuo pat vaikystės labai norėjau turėti gražią šypseną. Ir visiems labai pavydėdavau, kas turėjo lygius, gražius, baltus, tiesius dantis. Bet visada kažkas viduj buvo, kad, negražu, nesišypsok, nereikia. Arba šypsokis tiesiog nerodydama dantų, kam? Tokios plačios šypsenos, gražios, kad, galiu įsižiot, visiems pasirodyti, niekada nebuvo. Pacientė kreipėsi dėl neestetiškai atrodančios šypsenos. Ypatingai ją netenkino antrų priekinių dantų forma. Tiesiog norėjau ją pagražinti ir sukurti harmoningą šypseną. Tad pirmo vizito metu, objektyviai apžiūrėjus, kokia yra situacija, išsiaiškinus pacientės pageidavimus, norus, lūkesčius, buvo įvertinta situacija ir sudarytas gydymo planas. Objektyviai matėsi priekinių, centrinių ir iltinių dantų nudilimas kandamųjų kraštelių, o antri dantys tiesiog buvo išdygę netinkamos formos, tiesiog neišsivystę, tokie spyglio formos mes vadinam. Ir buvo nuspręsta ant šių neišsivyščiusių dantų uždėti keramikinės laminatės, o nudilusius kandamosius kraštelius atstatyti estetinio plombavimo būdu. Procedūrose, kuriuose aš dalyvavau, buvo preciziška tvarka, darbas, estetiškai tvarkingai viską darė, švariai, labai maloniai konsultavo, labai malonus bendravimas, toks žmogiškas, bet kai tu nuvažiuoji ir kiti bijo odontologų, skauda, klinika, dievai. Nuspręstos pasirinkti keramikinės laminatės, šiuo atveju sluoksniuotos keramikos plokštelės, dėl to, kad jos atrodo tikrai pakankamai estetiškai, netgi itin estetiškai, yra tvirtos, nereikalaujančios kažkokios labai ypatingos priežiūros ir jų yra puikus integralumas su dantų audiniais. Ir pirmo vizito metu buvo nuimti diagnostiniai atspaudai tam, kad dantų technikų laboratorija sukurtų būsimos šypsenos vaizdą. Tai pacientė gali įvertinti, kas jai patinka, nepatinka, galim daryti kažkokius pakeitimus. Iškart buvo matyti, kad yra tikrai puikus suderinamumas su kitais dantim, puikiai spalva, puikus integralumas prie dantenų. To pacientė ir norėjo, kad mes sukurtum labai natūralią, kažkuo tikrai neišsiskiriančią šypseną. Jinai galėtų plačiai, nevaržomai šypsotis. Dabar puikiai jaučiuosi, kadangi dantukai tiesus, lygus, labai džiaugiuosi tuo. Jaučiu tokį pasitikėjimą iš tikrųjų, kokio anksčiau nejaučiau. Dabar galėčiau kalnus nuversti ir nueiti ten, kur nenorėjau eiti, vien tik dėl to, kad žinau, kad reikės šypsotis, dar kažką daryti. O dabar noriu eiti, noriu šypsotis, noriu tiesiog, nežinau. Šiandien aš turiu ikonišką šypseną. Ačiū Ikona TV ir Antakalnio stomatologijos centro specialistams už ikonišką šypseną.